Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Eimantas. Šiandien žaidžiame žaidimą Minecraft. Bet žaidžiame ne paprastą, o žaidžiame užmodintą Minecraftą ir modpack, kuris vadinasi Attack of the Beacon. Ir kaip matot, čia pilna žolių labai aukštų. Čia kažkoks milžinas. Tai jo, ir man šitas modpackas žiauriai patinka ir iš tikrųjų yra žiauriai smagus. Ir, kaip matot, labai aukštos žolės, nes iš tikrųjų čia aš labai mažas, nes esu borondukas kažkoks. Kas aš iš tikrųjų esu? Kažkoks pelytė. Ar kažkas, net nežinau. Tai vat. Ir galim atvirs gal. Ir žmogų, na va, atvirsam, bum, 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 čia matot. Jau dabar aš. Joks, matot, skinas mano, nesvarbu. Taigi pradėkim žaisti čia. Šiek milžiną radau. Iš blokų, tai tiesiog iškirsim, nes reikia maisto. Gerai. Biškį nusikertam. Įsijungiam magnetą. Ir gerai. What the hell? Lemba. Ilgai kalsim, tai net neapsimoka. Gerai, einam nuskirsim biškį medžių, nes mums jų reikia. Tai vat. Gerai. Ir čia yra iš tikrųjų žiauriai daug modpackų, virš 100. Ir iš tikrųjų žiauriai kietas pats modpackas yra ir įdomu žiauriai įvairus ir taip toliau. Tai vat. Gerai, pasidarom crafting stationą. Šokį tokį aukalūdas. Gerai, pasidarom. Ko skiriasi crafting stationas nuo crafting table, tai va tuo, kad įdedi ir gali ateiti pasiimti. Gerai. Dabar gal nieko nedarysim. Palaukim. Čeku. Ai, čia debesis. Bišką vaikščiau. Ai, ne. Nu jo, buvo vaikščias, bet nežinau, kodėl taip yra. Dar išsikirskim šitą. Ir bėgam kur nors biškį kitur. Va, yra akmenų, tai ten biškį išsimanysim akmenų. Čia visas tarpeklis, jo. O, jergutėliau, kiek čia daug visko. Deimantų rasim. Pamatysit, oi. Gerai. Ok. Ir jo, mato deimantai, nes čia deimantai nėra retenybė. Nemačkai, reikėtų dar biškį medienos. Oi, don't lag. Jo, pradžioje biškį laginam, jūs suprantat, patys laudimą čenkai. Oi, ko čia? Oi, kas čia? Uoga. Berry. Tai čia kažkokie braškai gal. Net nežinau. Uoga. Ir pasidarykim greitai keksą ir prisikirskam truputėlį to cobblestone. Nes, nu, žinot, vis tiek jo reikia. Tai iš tikrųjų yra čia gerų modų. Yra ir nelabai įdomių, bet yra tokių kaip Witchery, ten sunkus, bet yra įdomesnių, pavyzdžiui, neatsimenu kaip jis modas vadinasi, bet ten galim sukurti savo zombį tipo iš viskų kūno dalių. Iš tikrųjų, nekromancijai. Ir jo, na va, biškai prisikaliam cobblestone ir galėsim leistis truputėlį gal žemyn. Nes čia pilna visko yra. O man reikėtų deimantų. Deimantai ten, ironas ten. Nemirsi tikiuosi? Nu kągi, neturėčiau. Na va. Nušokom tai gana sunkiai. Bet nieko tokio. Geriau būti nemirt, nes aš dabar mirčiau, o labai jau toli namai. Nu, ta prasme, aš dar neturėjau lovus, tai toli atsirasčiau. Gerai, vis reikia dar. Pasakiau, man reikia daugiau medienos. Ai. Ant ko kepsi dabar? Ant čiknos? Ai, kaulo tai jau rasim. Gerai. Ten yra, matau, kaulo. Tikėkimės, kad ne silikono. Nes čia dar yra tokie silikonai. Čia yra kaulas, jie.
Gerai. Kodėl man neberodo, nežinau kodėl. Ok. Ir vat, biški kaulo. Varom atgal. Čia galim prasikirsti, o kažkiek stalaktytai, stalagmitai, kas čia yra. Kryperis ten. Metam šitą ir šitą, va taip. Ir darysim pikeksą ir darysim diamond išskirst. Ir manau, keliausim ieškoti, kur gyvensim, paskui maininsim. Nes jaučiu už kadrų gal net pasimaininsim, nes neįdomu yra šiaip žiūrėti, kaip mainimas. Tiesiog nedarysim. Ne. Redstone kiek daug, bet redstone mums reikės, bet ne dabar. Niekada pradžioje redstone labai dar reikia. Nežinau, jį naudoju tik paskui ir čia taip pat, aišku. Ir šitas žymiai įdomesnis negu paprastas Minecraft vien todėl, nes kai tu filmuoji paprastą Minecraftą, turi dar sugalvoti, ką veiksi. O čia tiesiog pasiemi ir tiesiog vat visokias nesąmonės darai, filmuoji ir, žodžiu, ir gaunasi, nu, tiesiog net nereikia galvoti, tiesiog įsijungi ir be ką veiki, nes yra tiek daug visokių galimybių, kad, oh my gosh. Gerai, deimantai yra kažkur čionais, gerai, paskirskim biškį į apačią, pum, va, deimantai. Ir išsikirskim visus deimantus, kiek čia jų bus. Gerai. O, visai normaliai, čia gausim mums tų deimantų, labai gerai, labai gerai. Jo, deimantai čia yra neretenybė, čia jų daug yra iš tikrųjų, nes, nu, čia nieko ypatingo jie nereiškia, nes yra 3 kartus, net, nu, gal net 5 kartus geresnių itemų už diamantai. Jo, ir gražesnių, pavyzdžiui, kur rubinų, raudoni pikeksai, taip toliau, nu, net įdomesnių daiktų. O 200 deimantai, ojoj. Iš vieno prakalimo ir kokiame mes lygyje esam 309. Ir tai čia jau gana giliai esam įlindę. Galim ironą vis dėlto pasimt dar, nes ironas yra ironas vis dėlto. Ironą visada mums reikės. Jo, be irono nebūtų ir deimantų, nes negalėtum išsikasti jų. Tai vat. Gerai. Deimantus dabar naudoti pradėsim, aišku. Iš šito kažkaip eina kardą pasidaryti, palaukit, aš pasižiūrėsiu ir tikrai. Vat yra quantum. Į U paspaudžiame ir gauname usage. Iš šito galim gaminti glass ir dar kažką. Gerai, šito galim gaminti essence'ą, net nežinau kam jūs. Toliau galim gaminti šitą, iš šito nieko negalim gaminti. Na, bet šiluktais, kad iš jo galėjo kardą darytis. Ką iš jo galima nieko. Ir iš akinių nieko. Ne, man lygiai atrodė, kad galima. Nu, nežinau. Gerai, biškį dar pasimainam ironą ir keliausim, nes, kaip matau, naktis. Būtų gerai rasti betą, vat, galėtumėm skristi. Būtų žiauriai gerai rasti betą, bet sunku gana. Oi, čia biškį pabugino. O, kiek betų! Sakau, būtų smagu rais betą, bet sunku. Jau radom. Na, bet dabar reikia tą kryperių atsikratyti, aišku, man lagina, jis sprogo. Gerai, gerai. Dabar reikia užmušti betą, bet jinai. Ateik čia! Čia iš daug. Kur tu bėgi? Bėga jie nuo manęs. Va. Viskas, jei, pavirtom į betą. Skrendam, vat galiu skristi. Dar biškį ironą pasimkim. Pavalgom. Ir pasiemam ironą. Nes mums jau, manau, reikės dar. Kiek jau turim? 25. Gerai. Gerai. Be problemų. Vat. Biškį susirenkam. Gerai, galim keliauti. Naktis, nu nieko nepadarysim. Naktis. O! Einam ten, pažiūrėsim. Dar nebuvau. Toks įdomus biomas. Keistas toks. Čia yra kaip mesa. Čia klėjus. Jup. Mums klėjaus reikės, tai gal pasidarykim šiupelę. Klėjaus mums reikės.
Gerai, čia jo pilna. Labai gerai. Prisikalkim taip normaliai jo, kad nebūtų problemų. Dink. Kaip neužmisa, o tokie kryperiai viski. Ir išsigertam crafting table ir einam. Jo, einam namo. Viskas, keliaujam tada. Čia nemanau, kad gyvensim nelabai įdomu, nes žiema nenori žiema. O, yra namelis, bet namelis nieko gero nebūna lūto nieko, bet tai net neapsimoka eiti. Gerai, čia yra kalnas, bet čia tiesiog labai didelė plynė. Nu, nieko ypatingo tokio neįdomaus net. Čia yra apledyje visur, net man kaip keisti matos kvadratais. Matot, kaip būtų subraižyta. Palauk. Tai aš prakertu gaunu šitą. Palauk. Čia visur vanduo. Geras hetas. Daug čia. Na, hetą atsirakinam, oi. Ir... Taip, ne, taip. Ir, o čia taip laikydami galėsim pasvarstyti. Na va, mes jau betas. Gerai, skrendam dar kur nors. Ir... Gerai... Čia nebuvom dar. O, okei. Ten yra biški šitų ir... Palauk. Jis turi hetą, bet aš nežinau, ar čia noriu. Gerai, dar viena turbelė ir mums jos nereikia netrupučio. O! Atrodo, mes čia kol skrendam, nes šitam aš atsiradau. Šitam, vat, yra gerai. 7 levelis pažiūrėjom Z. Come to Vivo. Pass gas in someone place. Tai go top, please, bitch, sacrifice. Na, va, čia tipo padėjom tam kažkaip dievai, paukom kažką levelį. Ir tiesiog paskui gausim tokią lasdą, kur bus tokie minimukai, kurie dirbs iš mus. Hello, motherfucker. Ir žiūrėkit, ką aš padarysiu. Čia va. Bėgam. Tai vat, ir... Holy shit. Kiek čia visko daug. Kiaulių man reikėtų, bet... Jau tiek to. Aš noriu vat, kad tokia... Na kągi, grįžau, nes buvo truputį trukdžių. Pasirodo, man pusė video nenusifilmavo, tai ką turiu, tai suradau vietą, kur gyvensiu, kaip matot, žiauriai gražiai čia. Visur, vat, matot, čia tokie palmės, čia biškį dar apgrioviau. Čia dar išgriausim šitą, nu, iš tikrųjų žiauriai gražiai, čia yra ta vietelė, kur dabar, nu, tiesiog radau namelį su ragana, čia biškį daiktų susidėjau, kokius turiu. Gaus ne visus malis, kaip aš gavau, va, bananus, kivių turiu dabar. Nes biškai trukdžiai įvyko, kaip sakau, nenusifilmavo pusę video. Ir jo, nes žiūri daug video užėma. Pasirodo, dabar su Dikstory filmuoju ir žiūri man daug video užėma. Ir tiesiog sunku yra, kaip sakyt, nu aš nepastebėjau, kada baigėsi mano kompiuterio atmintis ir tiesiog dingo. Tai va, ir jo, tai aš nieko daug nenuveikiau. Sakau, atvariau čia biškai įsikūriau. Tai va, ir tiesiog tiek. Norėjau parodyti, nes pat nepradėjęs, sakyti, tam visus nesąmonės. Tai va, čia yra kokoso, kaip matot, biškai. Nu, iš tikrųjų visai faina vieta, tai čia ir gyvensim. Čia dar reikia varyti, pažiūrėti, jo. Ir gerai, taigi visą laiką su jumis buvo Šeimantas, like, subscribe mano kanalą. Jo, tiesiog iš tokių video nupirkimų, bet kitą kartą jau nebebus taip. Tai va, iki.